Jau kaip ir galim pradėti. Ok. Sveiki. Visi mes skubame, lekiame, bėgame. Kiekvienas su savo užduotimi, problema. Gyvenimas nestovi vietoje. Ir per tuos visus rūpesčius mes dažniausiai pamirštame savo artimuosius, save. Ir neilgai laukus gali atsitikti taip, kad šeimoje bus nesutarimai, pykčiai, net ir pažeminimai. Bet būna ir taip, kad namuose kaip ir viskas gerai, bet mes išliejame tai parduotuvėje, kai kasoje laukiame eilės ir prieš mus stovi močiutė, kuri renka savo paskutinius pinigėlius apmokėti savo menką krepšelį. Taip galime įsilieti ir viešajame transporte, kai norime atsisėsti, bet visos vietos užimtos. Taip pat ir vairuodami automobilį, kai įstringame kamštyje. Tų pavyzdžių yra begalė ir tikrai tikiu ir žinau, kad jūs tai žinote ir suprantate. Visų šių neigiamų priežasčių mes galime išvengti. Dar nesulaukus to momento, kai jeigu mes tai savyje išlaikome ir mus pradeda pulti ligos ir mes tada nesuprantame, kodėl mes negalime išgyti, kodėl tai yra su mumis, tai buvo ir su manim. Todėl aš galiu drąsiai pasidalinti su jumis, kas man padėjo tai pakeisti, išvengti. Vienas iš būdų tai yra pirmiausiai pradžiai sustokime bet 5 minutėms, apsižvalgykime, pažiūrėkime, kas darosi aplink mus. Užmerkime akis. Giliai įkvėpkime, iškvėpkime, pabūkime momente. Pasivaikščiokime pamiške, paežere, ar šiaip pasivaikščiokime. Paskaitykime knygą, filmą pažiūrėkim. Užsiekime savo hobių, tai gali būti ir mezgimas, dainavimas, šokis ar dar kažkas. Paklausykime meditacijos, išgerkime savo mėgstamiausios arbatos puodelį ar kavos. Užsidekime žvakę. Dušas. Net ir masažas. Palepinkite save. Prisipažinsiu, kaifuoju nuo akmenų masažo. Svarbiausia išmokti išgirsti save, pajausti, ko mums reikia tuo momentu. Buvo visai neseniai, prieš Kalėdas, savaitę gal kokią, užėjo toks noras aplankyti Vilniaus miesto eglę. Paskambinau vieniems, kitiems. Atsakymas buvo vienas ir tas pats. Žinai, ne, oras blogas, lietus lyja. Blemba, ką daryt? O aš tai noriu, aš žinau, kad aš noriu ten. Važiuoju viena ir man visiškai vienodai tas drėgnas oras, nes aš noriu. Eglė žėri, viskas su ja kaip ir gerai, bet mane pakeri katedros ir varpinės vaizdai. Paeinu toliau nuo to viso šventiško šurmulio. Ir vaikštų, geriuosi tuo, esu momente. Esu aš, katedra ir varpinė. Po to, taip vaikščiojau gal kažkur apie valandą laiko. Po to perėjau Senamiestį, pakilau Basanavičiaus gatve. Eidama gerėjausi parduotuvių, kavinių, vitrinomis, langinėmis, žmonėmis. Jutau ramybę ir šilumą. Ir tikrai esu dėkinga savo už tai, kad aš tai išgirdau, ko aš iš tikrųjų noriu ir aš tai padariau. O jūs girdite save. Pasidalinkite komentaruose.